Parodoje Londone dizainerė Vivienne Westwood pristatė savo kurtą apavą. Selfridge parduotuvėje demonstruojamos 200 porų jos batų. Yra ir dizainerės kartu su kita garsia dizainerė Melissa kurtų batų iš plastiko. Parodoje demonstruojamos ir auksinės Swarovskio kristalais puoštos basutės, Louiso Vuittono batai su didžiuliu auksiniu kulnu, balti bateliai su sparnais iš šonų, atrodo, kad jie tuoj pakils į orą. Pora vyriškų genitalijų formos batų. Dizainerė produktyvi fetišistinio stiliaus batų kūrėja, tačiau aistros batams nejaučia, tik mėgsta juos kurti. Batai seksualūs. Viskas turi būti seksualu. Toks mano darbas. Taip, tikiuosi, kad mano sumanimai taps madingi. Pavyzdžiui, kartais sukuriu ožkos kanopas primenančius batus, graikiškus, kaip satyro koja. Batų priekyje netgi yra 4 iškilimai, kaip gyvūnų nagų. Kuriu ir lygiapadžius batus. Turiu įdomių sumanimų. Reikia pažaisti su daiktais. Flat shoes, we have some good ideas for them too. Yeah, I mean, you have to play with your things. Pristatomi ir batai, su kuriais 1993 metais ant podiumo parkrito garsi manekenė Naomi Campbell. Dizainerės teigimu, Campbell tik garsiai nusijuokė ir neatskleidė jausmų. Žiūrėjau filmuotą medžiagą. Ji atrodė lyg gazelė sulėtintame veiksme. Graži kaip niekada. Ji išdidi moteris. Tačiau atėjusi į užkulisius, ji buvo labai ant mane supykusi. Anyway, she wasn't. She was sweet. She just said, because she had to do another show in the same shoes, you see. And she said, if anything happens to me, you have to come and get me. Anyway, but yeah. Westwood buvo surengusi 2 batų parodas 2006 Italijoje ir 2008 Brazilijoje. Ši paroda pirmoji, kurioje demonstruojamos visos jos batų kolekcijos. Rugpjūčio 26 dieną atidaryta paroda veiks iki rugsėjo 22 dienos.